Sveiki visi, su jumis Nekromas ir šiandien mes bandysim padaryti pirmą kartą tokį video mano kanale. Niekad aš tokių nedariau, tipo išpakavimą ir mes bandysim išpakuoti mano naują padėjėją virtuvėje. Tai Kenwood KZC 29A XO Prospero Plus modelis, vat, gan turtinga komplektacija. Taip. Vat, reiškia, nu, čia, aišku, instrukcija. Pamiršau pasakyti, pas mane bus sidabrinės spalvos, šiaip yra, kaip matot, 4 spalvos, juoda, raudona, balta čia liktai ir sidabrinė. Pas mus bus sidabrinė spalva. Vat. Reiškiasis. Čia dar viena, va, tipo instrukcija, krūva čia knygučių visokių. Matot. Vat, kas įeina. Reiškias, pavidalo mentelė. Daryti košėms ir visokiom minkštom tešlom, neskistom, bet jau tokio vidutinio tirštumo. Toliau kablys, skirtas kietom tešlom, tipo duonos ir panašiai, kur jau, nu, tokia gan tvirta konsistencija. Čia angelis kažkoks, tai, kiek suprantu, mėsmalė. Nu, čia mėsmalė prastumti pačią mėsą, toks. Ir čia liktai. Nežinau. Nu, gal ne, šitam ne. Liktai čia viduj turi atsidaryti ir ten dar kažkas bus, bet liktai ne. Va, pati mėsmalė, va. Matot. Va čia. Toliau čia tarkai ir pjaustikliai daržovių skirta. Taip. Na, turbūt reiks biškį kitaip daryti, nes pas mane neužtenka kamerai stovo aukščio, bus sunku labai parodyti, tai aš išimsiu viską ir mes pratęsim. Na štai, tęsim toliau. Kas dar eina į kompaktą? Eina svarstyklės. Va, prie jo. Tai, kiek suprantu, būtų galima dėti į pačią mašiną ir po, reiškia, po tuo tešlai skirtų indų. Na, savaime suprantama, to ištrauksim. Pats svarbiausias kaltininkas. Tai yra pats kombainas. O, tik palauk čia. Čia reikia biškį padirbėti.
Tikiuosi matosi pats mūsų agregatas. Taip atsidaro. Vat, čia kaip matot yra mentelė plakimo. Tai yra plakti, pavyzdžiui, kiaušiniam ir skystom tešlom. Taip pat apsauga nuo taškymosi, tai yra vat, jeigu uždarom ir čia įsistato vat, ir nesitaško. Nu, ten turbūt jau nelabai matosi. Vat taip atrodo visą tai. Taip. Važiuojam toliau. Jeigu matot, čia yra planetarinis mechanizmas. Tai yra, kaip matot, sukasi keliom kryptim. Ne tik tai tiesiai juda, bet kaip matot, ir taip pat, tai yra apima visą indą. Šitą tešlai daryti, bei indas tešlai daryti 4 ir 3 litro. Vat, kas toliau eina. Čia dar vienas kažkur, čia nuo svarstyklių antgalis. Nežinau, kam skirtas. To pasiaiškinsim. Čia pas mus citrusinė vaisiam sulčiaspaudė. Jinai dedasi į va šitą agregatą. Tai parodysiu, kuris taip pat yra kėlė. Taip pat yra smaikintuvas. Tai rankėlė. Čia man visai. Taip pat yra smulkintuvas ir tarka ir daržovių pjaustyklė. Va kaip atrodo. Vat ir sulčiaspaudė dedasi irgi čia. Tai nusiema šitas viršus, užsideda sulčiaspaudė. Nu, turbūt šitas peilis irgi išsiema. Šia peilis kaip blenderis, kažkas panašaus. Taip. Ir va šitam va priedui naudojamas va šitas dalykas. Taip pat, kaip matos, specialus, reiškia, šitas dalykas, kad prastumti. Nu ir čia toks padaryta, kad morkos, ten agurkas, pavyzdžiui, kaip pjaustot, nebalbutotų jum, ar būtų būtent ten. Taip, šitą padedam, dabar dar įdomus sprendimas. Kalnutėlė. Tai šitam vat, šitai pjaustykliai peiliai. Tai yra, net, jie išpildyti gan įdomi. Tai yra, žiūrėkit, jeigu viena pusė dedi tarką, jeigu kita pusė jau pjaustyklė, matot, yra ašmenys. Ir taip mes iš 3 diskų gauname kaip ir 5 diskus. Nes vienam yra, kur nėra pusantrų ašmenų, tai yra va šitas. Va. Ai, ne, šitam yra, atsiprašau, va, irgi ašmenys. Nėra va šitam va. Minutėlę.
bulėm tarkuotam nėra. Čia tik vieniem šviečiu. Tas toliau eina. Toliau eina stiklinis blenderis, kokteilinė. Toks va, kiek čia? 1,2 litro stiklinis. Jis atsparus karščiui, tai yra galima sriubas daryti ir taip toliau. Plius labai patogus dalykas, kad atsisuka ir išsiema ašmenis. Čia aišku reikia pasistengti. Va, ir išsiema. Tai yra palengvina labai plovimą. Taip. Toliau. Va toks šalprėdas. Parodysiu. Kavamalė, taip pat galima malti riešutus ir panašiai. Va tokie va. Na ir paskutinis. Tai sulčiaspalvė. Centrifuginė. Prie jos eina stiklinė. Ir ten dar toks specialus laikiklis. Kurį kažkur padėjau. Dabar nerasti. Va taip jie atrodo. O pati sulčiaspaudė ir stiklinė. O jeigu matosi, jau gatavom sulčiam. Tai palaukti, pažiūrėsiu. Kur aš čia padėjau? Ir leiskit, nerandu. Kažkur padėjau tą laikiklį. Kur tai šiandien... Ai, va, arba. Va, čia. Tai stikliniai laikyti. Štai toks pas mus atvažiavo pagalbininkas, kuris tikiuosi man padės. Mes grįšim prie receptų filmavimo ir mums bus žymiai patogiau ir lengviau. Čia su jumis atsisveikinsiu, visiems jums sėkmės, sveikatėlės. Ir iki naujų susitikimų, naujose video streamuose. Su jumis buvo Nekromas ir štai tokia mažytė apžvalga. Iki.